Sveiki bičiuliai. Suintrigavo mane vienas objektas, kurį netaip lengva rasti. Bandžiau su navigacija nuvažiuoti, bet navigacija realiai nuveda tik iki pagrindinio kelio, Anykščiai Svedasai berods, ir toliau rodo eit pėstute per pačius miškus. Tai, žodžiu, man tas variantas netenkino, tai grįžau atgal prie braižymo lentos, susirinkau visą informaciją apie tą objektą. Iš esmės tai yra Elmės šešiakamienis ąžuolas. Jis yra ypatingas tuo, kad jis yra vidury miško, nėra jokių nuorodų, rodiklių, tik tai daugmaž Google Maps'o koordinatės. Tai va tas gelbėjo, tai nežinau, bandysiu surasti internete, radau informacijos, kaip jį pasiekti daugmaž, kokiuo keliu važiuoti, pro kokius kaimus važiuoti, vienkiemius, kurių net navigacija nelabai rodo. Tai nežinau, pasimsiu žemėlapius, atsispausdinu, susibraižiau, kur daugmaž kaip eit pro kokius keliukus miško, ir dar pasiėmiau kompasą, prisiminsiu savo orientacininko žinias. Tai bus, manau, smagu, įdomi patirtis, nes verta, manau, aplankyti šitą ąžuolą, nes jis yra tikrai ypatingas, ypatingoj vietoj, nes, kaip žinoma, Anykščių visas kraštas, rajonas, miškai, upė Šventoji, tai yra jau žinoma nuo viduramžių, nuo 14 amžiaus kažkur, ir tenai labai daug buvo svarbių pagonių vietų, šventyklų. Todėl juolab, kai toks auga šešiakamienis ąžuolas, tais laikais jau, ko gero, jau tikėjo, kad, aišku, gal to laikmečio nesieks, bet nes ąžuolas tikrai matosi jaunas, tai tikrai, manau, žmonėms tai buvo ypatinga vieta. Nes ąžuolai nuo senų laikų tikėjo, kad tai yra perkūno namai, garbindavo tenai, tuose ąžuoluose įrengdavo aukojimo vietas. Ir dar kas įdomiausia, taip pat netoli yra kažkur paminklas, Paėmio akmuo su velnio pėda. Tai vėl, manau, verta aplankyti. Tai va, atsišviečiau žemėlapius, kelius, pasimsiu kompasą, nes tai bus įdomiau. Ir keliaujam, žiūrėsim, ar man pavyks jį rasti. Andrioniškį nesukom, važiavom link Lašinių kaimo. Lašinių kaimą palikom kairėje, pasukom tada link Inkūnų. Ir visą laiką žvyrkeliu važiuojant, ryšio čia nėra, navigacija jokia neveikia. Iš tikrųjų radom tik tai Dauneikių senkapius, tai yra senosios kaimo kapinės, kurios yra nebenaudojamos. 17-18 amžiaus kapai. Yra rasta 1675 metų monetų. Ir, žodžiu, čia jokio visai ryšio, vidury miškų. Ir taip pat kilometras atgal yra partizanų žuvimo vieta, paminklas.
važiuojam toliau ir bandom ieškoti ąžuolo, bet važiavam visai kitų kelių negu internete iš kitos pusės. Tai žiūrėsim, kur tas kelias išves ir tada, jeigu kas, grįšim per Anykščius iš ten. Nuo Medžionių dabar nusukome į Anykščius, dabar bus maždaug 17 km iki Anykščių ir tada važiuosim Šeiminiškėlių gatve, kaip minėjau, 1227 keliu, Šeiminiškėliai, Lašiniai ir tenai link to ąžuolo, link savo tikslo. Žodžiu, taip, važiuojant nuo Anykščių, Šeiminiškėlių gatve, link Lašinių, 1227 keliu, kaip ir rašė internete, taip ir važiuoji. Tik tai internete jau buvo pasenusi informacija, kad nėra jokių ženklų, kad sunku rasti ąžuolą, bet pasirodo, kad ženklai yra ir surasti juos tik reikia būti šiek tiek atidesniems. Ir medinis stulpelis yra už mano nugaros, apie informuojantis, kad ąžuolas yra ranka pasiekiamas, tai už kokių 2 ar 3 kilometrų. Tai, o vėliau reikės kokius 250 metrų paeiti iki jo. Tai va, važiuojam ir pažiūrėsim. Kaip paprastai viskas randama, palikau mašiną, kaip ir rašė, miško kirtavietės aikšteliai, o toliau visur labai gerai ženklai sudėti. Realiai pats nesitikėjau, bet va, visur yra ženklai. Tai žodžiu, rasti lengviau negu galvau. Galvau bus paklaidžioti įdomu kažką. Bet kompasas rodo į pietus. Taip ir yra realiai. Gerai, einam žiūrėti ąžuolą.